Vis dar manoma, kad patys pagrindiniai trys veiksniai sukeliantys erekcijos problemos yra senėjimas, hormonų lygis ir sveikatos būklė. Taip, tai tiesa, tačiau visą laiką priklauso tai, ką mes darome su savo organizmu. Taigi, gydytojas dažniausiai tyrimus paskiria kiekvienam pacientui išsiaiškinęs pagal jo organizmo būklę. Be jokios abejonės, bei rizikos veiksnius pagal, tarkim, ar yra cukrinis diabetas, ar nėra prostatos lygų, ar yra aterosklerozė. Taigi ir tyrimai prasideda pirmiausiai, kaip sakant, nuo to. Pirmiausiai tyriama prostata, vėliau identifikuojamas hormonų lygis, ar ne? Ir labai svarbu atpažinti medicininius bei psichologinius veiksnius, todėl kad bet kokiu atveju pirmiausia visą tai lemia psichosomatika ir fiziologinė būklė. Mūsų sveikatos būklė, tai kaip mes vedame savo gyvenimą. Jeigu radai bent šituose trijuose vieną iš požymių, kad tu galėtum juos atitikti, parašyk. Aš pabandysiu tau atsakyti, kaip išspręsti šitus klausimus, ką daryti, nuo ko pradėti, nes kartais užtenka vien pasireguliuoti mitybą. Parašyk, nuorodą palieku į Telegramą arba mano profilio aprašyme rasi visus įmanomus būdus, kaip galima su manim susisiekti.